Sveiki visi forumo supermama.lt bei internetinės televizijos Be Tabu TV žiūrovai. Su jumis vėl sveikinasi laida Patarimai mamoms. Forumas supermama.lt jūs aktyviai diskutuojate apie mitybą bei greitą maistą. Populiariausi ir labiausiai paplitę tokio maisto pavyzdžiai yra traškučiai, sumuštiniai, mėsainiai, grūzdintos fribulvytės, pica ir dešrainiai. 2006 metais pasaulyje greito maisto rinka padidėjo 5% ir pasiekė $102 milijardus per metus apyvartą. Vien Indijoje greito maisto pramonė vidutiniškai paauga 40% per metus. Greitas maistas yra kritikuojamas dėl neigiamo poveikio žmogaus organizmui ir tukinimo. Šiandien kalbiname klinikos dietos sistema gydytoją Jūratę Dobrovolskienę, kuri teigia, kad greitas maistas yra kenksmingas, kadangi jame yra labai didelis kiekis riebalų, tačiau nesiūlo tėvams imtis radikalių priemonių prieš plačiai pasaulyje paplitusią madą. Žinokit, Big Macas ir hamburgeriai nėra nuodai iš tikrųjų. Tai priklausomai ir jeigu kartais draudimas daro priešingą efektą. Tai yra ir savom patirtim, nes jeigu vaikai nebuvo matę, sakykime, spraito ir mes apeidavom netgi specialias parduotuvės skyrius, kad jų nepamatytų, tai yra geriama atvirkščiai. Litrais kolos ir iš tikrųjų taip yra. Tai už tai tas draudimas turėtų būti pedagogiškas ir toks pamatuotas. Jeigu jau tikrai einam sekmadienį, taip ir pasiaiškinam, kad mes valgom tą hamburgerį ir tai nėra blogai. Tik tai tiek, kad iš tikrųjų tai būna greitas maistas paprastai turi visada antrinį atšildymą, antrinį paruošimo pateikimą. Ir iš tiesų tai nekontroliuojami arba labai sunkiai suvokti, kad ten yra tiek riebalų. Dideli kalorijų kiekiai iš tikrųjų. Taip. Na, bet didelės, kaip čia, žalos ar tiesioginės žalos, tai tikrai tas kartą per savaitę, tas hamburgeris su ta kolos stiklinė tikrai nieko nepadarys. Bet tą reikia daryti teisingai, nes iš tikrųjų tai nebūtų toks kaip prezentas, kaip atlyginimas. Taip ir lauksim kiekvieno savaitgalio, o jį kartais ir antrą kartą per savaitgalį. Tai tiesiog čia yra jau mamos, turbūt išminties ir pedagogikos turėjimo apraiška, spręsti kada ir kaip. Gydytoja pastebi, kad didžiausia problema, su kuria šiuo metu susiduria tiek Lietuvos, tiek ir vakarų pasaulio gyventojai, per didelis kalorijų suvartojimas. Kalorijų pervartojimo yra kultas, kada maisto yra daug, pasirinkimo daug ir valgau tiek, kiek noriu. Tai va čia yra didžiausia problema, kad kiekvienas jau dabar tinklalapį skaitančios jaunos kartos daugiausiai vis tik atstovės ir tie diskusijų temos rodo tai, kad iš tikrųjų tai yra jauno amžiaus žmonės. Tai pusamžiai pagaliau iki 40 metų. Tai iš tiesų tai yra pirmiausia, apie ką reikėtų galvot, ką, kiek ir kaip valgau, kuris baigėsi ta trumpa rekomendacija, tai reiškia yra nutukimas. Forumo supermama.lt dalyvės ir dalyviai taip pat gali užduoti klausimą specialistui. Šią savaitę forumo dalyvė klausia, koks yra paprasčiausias būdas nustatyti, ar žmogus turi antsvorį. Jeigu mes pasisveriam ir yra paprasčiausias mūsų kūno masės indekso vertinimas, tai yra santykis tarp bet kurio mūsų svorio dalijant iš ūgio metrais pakėlus kvadratu. Tai jeigu jis yra 20-25 nuo 18 iki 70 metų. Jeigu telpame į tuos rodiklius, tai yra 20-25, tai mes gyvenkim ir tikrai nieko nekreipkim dėmesio, galbūt per daug ar riebus, bet jeigu mes matom, kad tas indeksas jau yra 26-27 ir daugiau, tai čia yra pirmas mūsų paprasčiausias žingsnis, kad galime įsivertinti savo sveikatos būklę ir nutukimo laipsnį arba antsvorį. Na, o visi kiti tai yra atliekami sudėtingesnėse klinikose, galbūt tai yra kūno sudėties matavimai. Tai yra atliekami matavimai kaliperių, bet čia yra tam tikrų prietaisų, kuris matuoja odos raukšlę tam tikrose vietose, bet tai čia yra daugiau gal tokie teoriniai metodai, prie kurių mes dar ne visi prieinami ir ne visi dar esame
pajėgus pirkti tokius aparatus ir turėti. Tai yra vienintelis labai objektyvus ir patikimas kūno masės indekso matavimas. Išskyrus galbūt, dar priminsiu, nėščias moteris ir žmonėms, kurie yra užsiauginę didelės raumenų masės, dirbtinai, tai reiškia sportuodami, tai yra naudodami maisto papildus, tai jų tas iš tikrųjų svoris ir kūno masės indeksas nėra visiškai teisingas. Kviečiame jūs ir toliau aktyviai diskutuoti forume supermama.lt bei dalinti savo patirtimi mitybos klausimais. Jeigu turite klausimų mitybos specialistams, siųskite juos elektroniniu paštu noriu žinoti @supermama.lt ir esant galimybei jie bus užduoti mūsų laidų pašnekovams. Visas laidas galite rasti svetainėje supermama.lt bei internetinėje televizijoje Betabu TV. Su jumis buvau aš, laidos vedėja Indrė.